Sinergija yra reiškinys, kai skirtingų elementų, veiklų ar organizacijų bendras rezultatas viršyje atskirų dalių sumą. Paprastai tariant, tai situacija, kai 1+1 tampa daugiau nei 2. Ši savoka plačiai taikoma versle, ekonomikoje ir organizacijų valdyme, kur bendradarbiavimas gali sukurti papildomą vertę. Verslo kontekste sinergija dažniausiai išryškėja susijungimų ir įsigijimų metu. Dvi įmonės sujungusios savo išteklius, technologijas ar rinkas gali pasiekti didesnį efektyvumą, sumažinti sąnaudas ar padidinti pajamas. Pavyzdžiui, viena įmonė gali turėti stiprią gamybos bazę, o kita išvystytą pardavimų tinklą. Sujungus šiuos privalumus sukuriama vertė, kurios ne viena organizacija atskirai nebūtų pasiekusi per atitinkamą laiką. Sinergija taip pat svarbi komandinėme darbe. Skirtingų kompetencijų žmonės, dirbdami kartu, gali generuoti kūrybiškesnius sprendimus ir efektyviau spręsti problemas. Tai ypač aktualu inovacijų srityje, kur įvairių perspektyvų derinimas tampa pranašumu. Vis dėlto sinergija neatsiranda savaime. Ji reikalauja aiškios strategijos, suderintų tikslų ir efektyvaus komunikavimo. Dažnai numatytos sinergijos pasiekti nepavyksta, ką lemia kultūrinis nesuderinamumas, pervertinti lūkesčiai ar kiti niuansai.